Labas. 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 Šiandien aš esu su Milda Paklanskaitė Staugaitienė, teisingai, kuri yra socialinės rinkodaros specialistė ir EDON lektorė, kuo aš labai didžiuojasi. Tai Milda, gal trumpai apie save gali papasakoti, nes aš manau, kad aš pati daug nežinau, ką tu galėtum pasakyti. Tai gerai, ačiū, man tai labai smagu čia būti, labai gera sėdėti ant šitos sofos. Apie save aš labai trumpai, žinai, visą laiką dažniausiai prisistatau, jeigu reikia gatvėje ištiesti ranką ir sakyti labas, tai aš tiesiog esu Milda, kuri mėgsta marketingą. Arba kuri gyvena marketingu. Tai čia tas labai trumpas prisistatymas. O jeigu kalbant daugiau apie profesinį, tai esu Milda Paklanskaitė Staugaitienė, prekės ženklų partnerė skaitmeninės komunikacijos rinkodaroje. Tai kai aš pradėjau šitą kelią, visą laiką visi klausdavo, partnerė? Ką tai reiškia partnerė? Tai dabar mes turim marketingistų bendruomenėje tą terminą fractional CMO. Ir va šiandien kaip tik netgi vyksta visas fractional CMO meetupas Vilniuje. Kaip tik mūsų filmavimo metu, tai aš darau lygiai tą patį, tik tai jau darau nežinau, kokius 7-8 metus esu brandų partnerė skaitmeninės komunikacijos rinkodaroje. Tai padedu jiem parduoti savo prekes arba paslaugas socialinių tinklų pagalba. Ir labai džiaugiuosi, kad galiu būti EDON akademijos dalim ir apie tai kalbėtis ir dalintis. Taip, tai skamba, man taip atrodo labai, tas, kas labai dabar svarbu, ne? Man atrodo, tas skaitmeninė rinkodara šiandien dienai yra reikalinga ne tik verslui, bet ir privačių sektorių arba tiesiog žmogui individualiam dirbančiam, ne? Tai pirmas gal klausimas yra, o kuo tu šiaip gyveni šiam profesiniam pasaulyje, žinai, šiandieną? Kas tau yra svarbu šiandien, ką tu mokaisi, nežinai, apie ką yra tavo kasdienybė? Labai geras klausimas. Žinai, pas mano Spotify visą laiką yra fightas, 2 personų, amžinas. Tai yra Gary V, visą laiką fightinasi su Robbins. Visada. Arba aš noriu žiūrėti Gary V jo podcastus, arba noriu žiūrėti, klausyti Mel Robbins. Tai man atrodo, kad tas digital marketing ir ta skaitmeninė komunikacija, šiame etape tokia ir yra. Mes turim nuolatos pagauti naujienas, trendus, nuolatos tai žinoti ir aš visą laiką jaučiu, turiu tokį vidinį jausmą, tą feelingą, kad esu vis dar nepakankama. Nežinau naujausio update'o. Šią savaitę pasikeitė Instagramo, atsirado naujas trendas Instagrame daryti turinį labai nepatogių formatų, tokių ilgų, pailgų. Ir atrodo, visada jautiesi nepakankamas, kad mano klientai dar to neištestavo, to nepabandė. Tai šita dalis, o kita dalis mes kaip komunikacijos specialistai turime ir mokėti pakvėpuoti. Tai mokėti daug dalykų pagauti, taip nusiraminti, įsikvėpti, atrasti. Tai aš nuo to ir gyvenu, aš balansuoju visą laiką. Balansuoju, kažkaip ieškau ir tos tokios ramybės, bet to pačiu ir tų insightų, įžvalgų, tendencijų, to, ką galėčiau atnešti auditorijom, tą, ką galėčiau atnešti savo klientams, savo žmonėms, su kuriais dirbu ir visada va šitam taip kažkaip ir balansuojam. Toks tarp žemės ir dangaus, tarp to, kas realu ir apčiuopiama, jau kuo tu gyveni ir kažko naujo nuolatos. Taip, bet marketingistai, kurie žiūri, tai jam tai čia yra kasdienybė. Totali kasdienybė ir mes, tiesiog visi taip ir gyvenam. Tai va tiek turbūt. Tai, pagrindė, manau, kad tokie dalykai, kuo gyvenu ir aišku, visą laiką daug mokaisi, visą laiką nuolatos turi visų konferencijas, kur nori dalyvauti, nuolatos turi beprotiškai daug turinio, kurį turi peržiūrėti. Pokytis ant pokyčio yra nepriepiamo tempo. Ta prasme, tiek, kiek mes turim socialiniuose tinkluose, tiek, kiek mes turim skaitmeninę marketingą, social media, visada yra kažkas naujo. Visada. Tai mes tiesiog turim tai priimti, kad taip yra ir kai tai priimam, tada jau, kaip sakau, pakvėpuojam, ir tada pradedam daryti. Ne viską mums reikia taikyti, kai kuriem prekiniam ženklam yra visiškai nebūtina. Kaip ir tas mano paminėtas Instagramo kažkoks naujas update'as. Nebūtinai, galima kažką kitą. Okay. Man atrodo, ir ypač dėstant yra labai svarbu dėstytojai nuolat būti, updatintam. Nuolatos. Tai, nežinau, šiaip EDON'e tu esi, man atrodo, nuo pat pradžių, kai EDON'as tik įsikūrė, tai tikrai jau esi 2,5 metų maždaug. Tai gal tu gali trumpai, kam tu dėstai ir ką tu dėstai EDON'e?
Tai iš tikrųjų taip, mūsų pažintis yra ganėtinai nauja, bet aš pati tai tikrai esu nuo pat pradžių už toje akademijoje ir tikrai drąsiai galiu pasakyti, kad aš tuo labai didžiuojuosi. Tai yra vienintelė akademija, kurioje aš dėstau. Vienintelė akademija, su kuria aš kartu taip ilgai bendrauju. Ta prasme, atmetu tam tikrus ten pranešimus, kitą, tai tikrai aktyviai esu marketingo visuomenėje gyvenime ir mane galima dažnai daug kur pamatyti ir sutikti. Bet šitą akademiją vienintelė, su kuria aš dirbu. O dabar, ką aš dėstau, tai visur, kur yra žodis marketing, ten rasit mane. Tai gali būti skaitmeninis marketingas, digital marketing, gali būti Martech, mini MBA, lygiai taip pat tenai susitinkame. Ir dabar turime tą short, tokį sprintą, kuriuo labai džiaugiuosi, būtent šitą kursą, tai yra Conversion First, tai yra socialinės medijos kursas. Tai čia irgi yra mano kūrinys ir čia irgi mes susitinkam su studentais. Tai lygiai taip pat, kaip ir dauguma mūsų kursų, man atrodo, yra kursai, kurie skirti tiem, kurie tik pradeda dirbti su marketingu, su socialiniais tinklais ir tiem, kurie jau yra socialinės rinkodaros specialistai ir nori augti. Teisingai? Visiškai taip. Tai du tipai. Ne? Tas, kuris žino, kad reikia, bet dar nieko nepadarė, tai va tie beginneriai, pradedantys arba dažniausiai persikvalifikuojantys. Tie, kurie tiesiog, ar mes labai ilgai norime eiti į nemėgiamą darbą, mes galim daryti pokytį. Ne? Ir aš matau, kad tas pokytis vyksta, aš labai jo džiaugiuosi ir daugybė žmonių tiesiog daro tos pokyčius ir aš ir kiti mano kolegos dėstytojai juos lydime tame kelyje. Tai būtent tai yra tie, kurie daro pokytį ir pradeda. Arba yra tie, kurie nori tų update'ų, nori informacijos, nori žinoti visus trendus, nori taikyti, arba kaip tik kažkas nesigauna, bet jie nori konsultuotis. Kodėl tas fractional CMO yra dabar toks populiarus? Būtent dėl to, kad mes norim su specialistais konsultacijos. Mes norim ir ne tik tos konsultacijos pusvalandžio ar 30 minučių trukmės, ar ten valandos 30 to profesinio ekspertiškumo injekcijos. Ne, mes norime dirbti su profesionalu. Ir vat, būtent tokiuose akademijose tai yra pagrindinis dalykas, ta auksinė uoga, kai mes galime dirbti su profesionalais ilgai. Ta prasme, shortas šitas sprint kursas turi 24 valandas, kas yra, tobula. Jeigu mes kalbam apie digital marketingo programas, 160 arba 200 valandų. Tai tu su profesionalais, turėdamas aišku savo tikslą, turėdamas savo marketingo strategiją, viziją savo brando, tą, ką nori pasiekti, tu turi 200 valandų, tai tu tikrai padarysi. Tai dėl to tai yra labai populiaru, dėl to tai yra tikrai puikūs žingsniai įgyvendinant tam tikrus dalykus. Tai taip, tie, kurie pradeda, arba tie, kurie jau daro, turi nedidelį kažkokį verslą, arba didelę organizaciją, tiesiog nori būti savo srities profesionalas. Tai du tipai. Ir jeigu mes taip nuo pradžių pradėtume, nuo to pirmojo tipo žmogaus, kuris galvoja apie persikvalifikavimą, tai mano pirmasis klausimas būtų, ką gal reiškia būti tos skaitmeninės rinkodaros specialistu? Kas į tai įeina, į šitą, rolę? Bėda tame, kad įeina per daug. Šitoj roliai yra labai daug dalykų ir pagrindinis dalykas turbūt yra lūkestis. Net ne apie adsus, ne apie kampeinus, ne apie socialinių tinklų administravimą ar visą kitą, bet tai yra lūkestis iš tavo vadovo, lūkestis iš tavo organizacijos, lūkestis iš tavo prekinio ženklo, kad jis turi būti matomas. Jis turi būti ne tik matomas, jis turi būti žinomas. Tai prasme, kad tu pasakai, kad aš pirkau produktą tokį ir tokį ir visi turi žinoti. Arba tu pasakai, kad aš ten sportavau pas tokį trenerį, kokį? Tai vat, yra labai daug, pirmiausia, tai yra labai didelis lūkestis formuojamas tam specialistui, tai yra žinomumo, matomumo prasme. Ir tu negali neturėti podcasto, tu negali neturėti nuostabiai veikiančios elektroninės svetainės, tu negali būti nematomas ChatGPT, Perplexity ar ten kažkokioj kitoj paieškoj. Tu negali turėti blogų reviewsų, tu turi visą laiką būti ir viskas turi būti labai greitai, viskas turi būti labai gerai. Tavo Facebook'e turi būti 40 postų per mėnesį, LinkedIn'e ambasadorystės, matomas vadovas, Instagrame turi būti live pokalbiai, bendradarbiavimai su populiariausiais nuomonės formuotojais.
Spotify, neturit playlisto savo auditorijais, ne, ta prasme, turi turėti kažkokį gerą turinį, svajonių playlistą, dar kažką. Tai yra beprotiškai daug dalykų, kuriuos turi padaryti, dėja, bet dažniausiai mūsų taip rinkoje vienas žmogus. Tai ar būtina juos visus daryti? Ne. Tikrai nebūtina. Mes turim daryti tai, ko reikia. Tai, ko reikia pagal tavo organizacijos tikslus, tai, ko reikia pagal tavo komunikacijos planą, tai, ko reikia. Ir vat mes mano kursė, būtent tam short versijai, aš labai dažnai juos visus nuleidžiu, sustatau ir sakau, pala, koks mūsų tikslas, kur turi būti ta konversija. Jeigu norim ryčio, čia. Jeigu norim būti matomi čia, jeigu norim pardavimų website, tada darom taip ir taip. Nėra to, kad mes neprivalom visko, nereikia, turim labai aiškiai žinoti kryptį. Tai va tiem pradedantiems specialistam pagrindinė lūkestis yra jam keliamas labai didelis, bet iš esmės mes norim tiesiog žinoti aiškią kryptį, o įrankių, toolsų, galimybių yra apstu. Mes gyvenam auksiniam amžiui, mes turim beprotiškai daug įrankių, juos tik tai sudedam ir važiuojam. Ok, tai supratau, kad tai žmogus atsakingas už tą žinomumą, matomumą ir kuriam yra svarbu turėti planą, kryptį, kaip tu sakai, tikslą, kaip to siekti, nes šiandien dienai yra labai daug metodų, ką ir mini, kaip to pasiekti. Tikrai taip. Tiek podcastai, tiek Spotify'us ir panašiai. Tai turbūt čia skamba tikrai labai daug, ką tu ir įvardinai. Tai mes dar nepaminėjom Reddito. Tai prasme, Midjourney, ką daro Discord'e. Tai yra belekas, kas pasižiūri, mes dar neturim Discord'o, oh my god, mums reikia būtinai. Roblox, galvojam, kad tik vaikam. Pažiūrėkit, ką ten išdarinėja Gucci, koks yra Gucci taunas. Tai jeigu tai daugybė prekinių ženklų arba daugybė vadovų, jie pamato tuos dalykus ir viskas. Jie rodo taip tiem komunikacijos specialistam ir sako, o kodėl mes ne, kodėl mūsų nėra. Come on, važiuojam, darom kažką tai. Tai lūkestį tie specialistai iš savo komandos narių, iš vadovų patiria milžinišką spaudimą ir iš tikrųjų jie ieško labai dažnai arba krypties, arba atsakymų, arba toolso, arba kelio, arba, jau čia kiekvienas atsineša skirtingus ir individualius klausimus. Ok, tai jeigu dar grįžtant į pradžią, tai tas pirmas, kaip ir išsiaiškinom, ką maždaug tai reiškia šitą rolę, tai kitas klausimas, kam rekomenduotum eiti į tokį darbą, bandyti persikvalifikuoti. Jau vis tiek dėstai pakankamai ilgai ir sutinki nemažai žmonių, atėjusių iš skirtingų turbūt sričių. Kaip tu matai, tendencingai, kam tiktų toksai darbas, kokias savybės turi turėti žmogus, kuo domėtis, kad jisai būtų pakankamai geras specialistas? Labai sunkus klausimas, nes nesinori būti nepatogiai, ne? Net jau matau, kad kūno kalba tai išduoda. Žinai, pasakysiu paprastai. Turi būti mažiausiai greitas. Ir turi tiesiog, ką turiu omeny greitas, tau turi būti labai smalsu. Tu turi nuolatos nebijoti naujų dalykų, nes tai keičiasi beprotiškų tempų. Mes visą laiką tai girdim, ne? Kad kuri profesija nesikeičia greitai, visos keičiasi greitai. Bet čia mes kalbam apie technologinius pokyčius. Ir jie beprotiškai skubus, greiti ir tau turi būti smalsu. Mes visi matėm šį savaitę, paskutinis trendas, Google Gemini. Kai keitėm savo nuotraukas, kai galėjai apkabinti save vaikystėje. Prisimeni tą trendą? Bandėjai? Ne, nebandžiau iš tikrųjų. Bet tiesą sakant, pagalvojau, kad gal būtų įdomu šitą savaitgalį man turėti tokią nuotrauką. Tai vat, kai aš matau tą trendą ir jeigu aš jo nebandau, sorry, ne tau. Tiesiog tu turi bandyti, tu turi išanalizuoti, tu turi pabandyti ir tai va čia yra, apie tai yra šitas darbas, apie tai yra šita specialisto rolė. Tai nieko nenoriu įžeisti, bet daug tų trendų buvo. Ir jeigu mes nepabandėm savęs pasendinti, jeigu mes nepabandėm savęs supakuoti per ChatGPT į tą toy box žaislų dėžutę, tai sorry, tada ne tavo rolė. Tada ne tavo pozicija. Tau turi būti smalsu išbandyti. Tai tu turi norėti, nes dažniausiai, žinai, gali būti tiesiog gražu pažiūrėti, kaip atrodo reklama, tai žiūrėti iš šono, tai tu turi norėti ne iš šono žiūrėti, bet iš tikrųjų pats daryti, pats bandyti, ne, ką girdžiu. Taip, nes
dabartinė rinka nebėra tai, kad tu turėsi daugybę komandos narių. Aš turėsiu dizainerį, aš turėsiu copywriterį. Ne. Dizaineris ir copywriteris šiuo metu yra tavo laptopė. Jie jau ten sėdi ir tu su jais bendrauji, tu atrašinėjai, tu naudoji tos tulsus. Ta prasme, tavo dizaineris yra Krėja, tavo dizaineris yra kažkokia kita programėlė, tavo copywriteris yra ChatGPT, Perplexity ar dar kažkas. Ir viskas, tu turi su jais jau dirbti, tai reiškia, tau turi būti smalsu, tu turi norėti išbandyti, tu norėti testuoti ir nebeužtenka tiesiog žinoti. Aš, žinai, atsakysiu gal dar nepatogiau, man atrodo, kodėl tų nuotraukų buvo tiek mažai, nes visi matėm, daug pasižiūrėjom, bet kas pabandė nesigavo. Nesigavo graži ta nuotrauka, kur aš apkabinu save vaikystėj, matosi, kad tai generuota, tas vaizdas buvo nekokybiškas ir visi sako, ai, nedarysiu. Nes tam reikia darbo, tam reikia laiko, to paprasto prompto, kurį tu ten kažkur pamatei, jo neužtenka. Nu, tas dar reikia jį adaptuoti. Aš dirbu su daugybė studentų ir aš matau, kad mes tiesiog nemokam rašyti promptų. Vis dar nemokam, nors atrodo prompt engineering jau čia N+K metų, bet nemokam. Komunikacijos ir marketingo specialistai dar tikrai nėra tame stiprus. Čia taip nenoriu absoliutinti. Tai atsispindi. Ok, tai pirmą gal norisi atliepti tą tavo žodį, kad nepatogu. Tai man atrodo, mes ir sugalvojom, pavyzdžiui, daryti šitus podcastus tam, kad iš tikrųjų atskleistume, apie ką yra Edonas, žinai, kaip mes galvojam, ko iš tikrųjų reikia, tarkim, šiom programom, kokių tų studentų, kad žmonės iš tikrųjų suprastų, ar čia jiem, ar ne jiem, ar jiem įdomu būtų dirbti su tokiu lektoriumi, ar ne. Tai labai ačiū, kad tu sakai, kad tai yra nepatogu ir kalbam, kad ir nepatogiai, bet man atrodo atvirai, tas svarbiausia. Tai, okei, tai vat ir promptinimą paminėjai, ne? Tai aš galvoju, tie pradedantieji, kurie ateitų į kursą, kokius pagrindus tu mokini, ką jie gauna? Labai platus klausimas, galvoju, kaip čia neįsiplėsti, ne? Bet tai ir yra. Pirmiausia, aš supažindinu su apskritai informacija ir šaltiniais, iš kur kas. Ta prasme, mes turim Meta Engineering, LinkedIn Engineering, Meta Creators, visa bazė, kur yra oficiali informacija, kur mes gaunam naujausius update'us apie tam tikrus pokyčius. Tai yra viena dalis. Ir tada jau, kai sudėliojam tą visą bazę, reikia pamato. Visiems reikia pamato, ne? Tiek žinių, tiek technologinio pamato, kas yra Meta Business Suite, kas yra Ad Manageris, kodėl Boost Post, nope. Tai sudėliojam visus pamatus ir važiuojam. Ir tada pradedam nuo strategijos, nuo personos, galvojam apie vartotojus, turinio vartotojus apskritai, koks turinys jiems galėtų būti įdomus, ko nori tavo auditorija, kas generuos tą konversiją, ne? Kaip mes pamatuosim tos veiksmus. Tai visa nuo tokios starto ir jau einam per visą marketingo kelionę iki galiausio plano ir galutinių rezultatų, kur mes jau pasileidžiam tos atsius, žiūrim, kaip jie važiuoja, galbūt įgyvendinam kitus kažkokius veiksmus, analizuojam ir jau turim tą rezultatą. Tai iš tikrųjų taip labai platu, bet nuo pat pradžios iki galutinio, kad mes galėtume pasakyti vadovui, kad buvo geras kampeinas, šitas pavyko, nes taip ir taip. Tai kad ne tik darytume veiksmus, bet mokėtume juos argumentuoti, mokėtume juos apsiginti, galėtume gauti didesnius biudžetus ir gyveninti savo marketinginės svajonės. Ok, tai nuo supratimo, kokie aplamai komponentai yra svarbiausi, iki plano sudarimo ir įgyvendinimo. Tai aš kaip suprantu, tas žmogus ir pats hands-on daro. Visiškai taip. Ok, nes vat ir galvoju, žinai, kad jeigu aš praeinu tokį kursą, nusprendžiau vis dėlto persikvalifikuoti, praeinu tokį kursą, tai aš išėjus iš jo jau gebėsiu susidaryti tą planą ir turėti kažkokius jau veiksmus, kuriuos tu kuri verslą ir mes einam pas į Lauros kavinę. Arba į gėlių parduotuvę, arba dar kažkur, galbūt Laura veda kažkokius užsiėmimus, sveikatos ir taip toliau. Bet va čia labai tu gerą užkabinai dalyką, man atrodo. Tai va ar tas, tarkim, aš esu, nežinau, kažkurios srities specialistas, kad ir, nežinau, masažuotojas. Taip. Kineziterapeutas, pavyzdžiui, ir ar man reikia kolegos, kuris už mane ir kurtų tą socialinę mediją, mane reklamuotų, žinai, viešintų, ar jau dabar aš pats galiu tai daryti ir pilnai, nežinau, baigti tokius kursus ir viešintis ir visi žinos, kad ateina pas mane.
Tai faktas, kad gali taip ir taip. Aš kaip visą laiką sakau, arba jūs turit babkių, arba jūs turit laiko. Taip. Tai jeigu aš turiu finansų, tai man reikia stipraus kolegos ir reiškia, aš kaip vadovas siunčiu iš tus kursus savo kolegą. Taip. Ir sakau, dar patobulėkime, ne? Gal ne nuo beginner pradedam, gal tada einam ir apdeitinam kažkokią tai informaciją, arba aš turiu laiko ir galimybių. Ir aš labai gerai žinau savo produktą ir aš tiesiog noriu apskritai rinką pagauti. Gal aš išbandęs, ištestavęs viską, turėdamas bendrą supratimą, toliau galėsiu komunikuoti su kolegom, reklamos agentūrom, galėsiu pirkti šitą paslaugą, bet pirmiausia turiu žinoti tą patį procesą. Ar aš tikrai buvau masažuotojas nekartą nebuvęs kliento pozicijoje? Nu, turbūt ne. Tai su social media aš tikrai labai dažnai pastebiu, gal čia net iš savo, kai dirbu su marketingo vadovais, mes turim ilgas sesijas, aš einu į komandų vidų, mes ten sudėliojam viską, ta prasme, nuo tų pačių promptų iki jų darbo vietos, toolsų, įrankių, padedu labai daug ir jie tada galiausiai atsidūsta ir sako, kaip norėčiau, kad mano vadovas pas tave ateitų. Tai ar tai tinka plačiai ir visiems? Taip, tikrai taip. Ok, tai nėra tokio vieno varianto, kad, žodžiu, kitos srities specialistas jau negali būti rinkodaros specialistas. Šiandienai gali būti ir taip, ir taip. Bet man atrodo labai geras tas momentas, kad ne tik tais gali išmokti valdyti tos socialinius, pavyzdžiui, tinklus ar rinkodarą, bet gali ir geriau suprasti gal visą savo rinką. Taip, aš daugiau kalbu apie supratimą. Gal tikrai nebūtina ten eiti giliai kiekvieną, bet tu turi bendrą tą tokią kryptį. Ir vadovai jie labai dažnai žino tą viziją, kur aš noriu nueiti. Ir kartais jie tiesiog pamato įrankius, galimybės ir jie, tas įvyksta tas aha momentas. Tai va apie tos aha momentus. Gal turi kažkokių situacijų, pavyzdžiui, nežinau, mokymuose arba darbe pati, kur, nežinau, išnaudoji tam tikrą įrankį arba mokėte su studentais, kur iš tikrųjų įvyko aha momentas, nežinau, kažkas labai pakeitė rezultatą stipriai, žinai, matomumas labai stipriai paaugo. Tokio vieno gal taip neišskirčiau, bet apskritai, man atrodo, pagrindinis aha momentas tai yra įėjus. Ir jeigu mes sugebam ir galim jį įgalinti, tai jis tikrai yra kasdienėje marketingistų bendruomenėje, reklamos agentūrose, mūsų kolegų darbo įrankis, tai tikrai yra visiškas aha momentas. Bet, žinai, man iš kitos pusės dar toks truputį liūdesys su visu šitu. Mes prieš 1,5 metų ar 2 metus matėm Džekamus, kaip drebino Instagramą su savo citrinom, važiuojančiais troleibusais. Ir visiems ten buvo wow. Matėjai, ne? Taip. Visi matėm. Ką turim dabar? Ar labai daug tokių alternatyvų pokyčių, rinkoje dar matom kitus prekinius ženklus? Bet įrankius tai turim. Ir prenumerata yra daug pigesnė negu prieš tai. Turim visus įrankius, bet kažkodėl neišnaudojam, kažkodėl nepadarom. Tai man šitoje vietoje tai labai liūdna. Ta prasme, kažkaip nepasiemam ir neišnaudojam, nors tas aha momentas gali įvykti mūsų prekinio ženklo Instagram paskyroje arba Facebook page, ar tam pačiam LinkedIn. Gali kristi tos citrinos, gali dar ten kažkas tai kito, bet nepanaudojam. Neišteigiam, nes norim greitai, čiagi reikia padirbėti porą dienų. Aš noriu per 10 minučių ten kažką paanimuoti. Tai šita dalis, o gal geriausias toks pokytis, tai labai noriu vieną, tu paklausai ir aš iškart prisiminiau, buvo viena papuošalų kūrėja, labai gražius kūrė lankelius, aksesuarų kūrėja ir jos rinka buvo Dubajus, Jungtinės Amerikos valstijos. Jinai visiškai neprekiavo to Lietuvoje, labiau visi pardavimai būdavo per Etsy ir jinai atėjo čia, norėdama sustiprinti savo Instagram profilį. Ir mes atsidarom tą Instagram profilį ir yra tik darbai. Darbai ir jie yra vienetiniai, išsiunčiami ir sako, aš kažkaip nenoriu labai daug investuoti, kur daug kaštų dėti į komunikaciją, į reklamą, nes tai yra vienetinis darbas, kas pamato, aš jiem iškart sukuriu, parduodu ir taip toliau. Ir jinai būtent išnaudojo AI toolsus ir pradėjo kurti tiesiog iš medžiagų tokius kosminius reelsus, kur tie perlai, ten užsidedi lankelį, tie perlai išauga, jie pradeda kristi, ten visokios animacijos, muzika. Ta prasme, ten buvo futuristiniai, absoliučiai dalykai. Ir tai buvo tai, kas jos paskyrą absoliučiai pavertė visiškai kitokią, buvo kosmiškai daug peržiūrų ir jau paskui redirect į website, į įsigijimą, į kitą tą. Tai jinai
nu, išlaisvėjo čia. Jinai, kai mes dar prisimenu, dirbom tame kabinete, sakau, tau labai būtų gerai savo asmeninį prekinį ženklą kurti, papasakoti, kodėl tu tai darai. Ne, sako, aš nenoriu atsukti kameros į save, man net rankos dreba, sako, aš bijau. Bet šitą tulsą, šitą įrankį, aš galiu, bandom. Ir tada labai aš net dar ją įtraukiau tarp geriausių paskirų ir aš rodau vis dar savo klientam arba kitiem studentam pažiūrėti, kaip gali įvykti switchas ir kaip gali pasikeisti tiek įvaizdis, tiek visa paskyra, nu ir žinoma skaičiai visiškai kitokie. Tai vad girdžiu, kaip svarbu kiekvienam atliepti, kas jam iš tikrųjų svarbu, kaip jisai nori save pozicionuoti, ar ne, vad kokį tulsą naudoti. Tai čia, žinai, yra turbūt pagrindinis mano skirtumas nuo kitų dėstytojų arba nuo kitų kursų. Aš neverčiu. Nu, ta prasme, mes einam, bet jeigu nenorit, nu, nedarykit, nes aš esu mačius tų vadovų, kurie dreba kalbėdami į tą kamerą ir nieko nebus. Ir ta prasme, aš neverčiu. Aš žinau, kad jeigu sakai ne, reiškia ne. Dabar ne. Bet yra kitų metodų, tai mes paieškokim kito varianto, kuris generuotų jums tas konversijas. Tai gerai, tu negali kalbėti, o gal gali kalbėti tas tavo kolega. O gal galim padaryti tada, nu vėl, sorry kolegos, iššūkis. Neminėsiu koks, bet spalio 1 startavo, visi dabar tapom sveikesni. Nevalgom gluteno, negeriam pieno, nevalgom pieno produktų, nevalgom to ir nevalgom kavos. Kodėl? Nes labai stebuklingai reikia pakelti tam tikrų produktų pardavimus. Ne? Dabar, jeigu negeriu kavos, tai ko man reikia? Kavos. Mača, ne? O, kaip netikėtai, mano website viskas yra. Ne? Tai junkitės į nemokamą Facebook grupę, junkitės į tą iššūkį ir tada jau galim kažką tai... Ir tada kyla pardavimai kažkur kitur. Ne? Tai yra metodas, tai yra taktika, tai nevyksta šiaip savo, tai nevyksta dėl to, kad aš noriu padaryti bendrą viziją. Taip, aš noriu sveikesnės, be uždegiminės visuomenės ir aš tikiu to prekinio ženklo vertybėm ir aš visiškai jų nekvesionuoju, viskas yra ok. Bet metodas yra labai smart. Ir aš kalbu apie tokius marketingistus. Ir tokie marketingistai susitinka mūsų kursuose, mes dėliojam, analizuojam geriausius keisus ir bandom pritaikyti pas juos, ką galim jų versle adaptuoti, atliepti ženklo vertybės, išgirsti klientų poreikius, nu ir tada važiuojam su atsais. Na, dar vieną klausimą turiu, kur truputį minėjai, konversijos, ne? Visi nori socialinių tinklų aukštų konversijų. Ką reiškia šiandien dienai tos konversijos? Šiaip, ar tai yra laikai, kas tai yra? Tai iš esmės pamatuojamas veiksmas. Mes turime matuoti. Vėl, jeigu jūsų specialistai arba jūsų komandos nariai jaučiat, kad yra, žinai, gražu, negražu, patiko, nepatiko, fainai, bet mes nematuojam, neanalizuojam tų skaičių, tai tada nedarykim visai. Tai turim pamatuoti, turim žinoti skaičius, tai konversija apie tai ir yra. Mes turim labai aiškiai žinoti, ko mes norim. Ar mes norim parduoti, ar mes norim, kad tiesiog prisijungtų daug žmonių į kažkokį Facebook'o eventą grupę ir mes ten toliau darysim tam tikrus dalykus. Ar mes tiesiog norim ryčio ar peržiūrų, ar mes norim, kad jie nueitų į mūsų website. Tai turim labai labai aiškiai žinoti ir turėti savo strategiją, ką mes norim pasiekti. Tai finalinis taškas vis tiek yra pardavimas ir monetizavimas. Bet iki jo yra dar tam tikri tokie posūkiai, kuriuos turime įveikti. Tai būtent apie tai mes ir kalbam. Ir taip sudėliojam tam tikrus etapus, nes yra daugybė lead magnetų, yra daugybė galimybių ir tulsų. Ir tikrai, jeigu jūs startavot ir pradėjot su kažkokiu tai naujų prekinių ženklų, naujų verslų, nauja idėja, ką pastebiu būtent iš savo klientų tarpo, tai vienintelis keisas, kam mums reikia nuomonės formuotojų. Top A sąrašo. Tai ne, galima, okei, viskas, bet tai tik yra vienas iš panelio dalykų, o yra daugybė kitų metodų. Tai sudėliojom visą tą strategiją ir tada važiuojam. Tai tos konversijos tai ir yra, kad, ta prasme, ar gali būti nuomonės formuotojų? Taip, gali būti. Ok, tai girdžiu šiaip, kad galimybių daug, dar kaip ir pati sakai, nėra daug neišnaudotų, tiek AI tulsų, tiek kitų, ką galima naudoti. Ir mane tu jau beveik įtikinai ateiti šiaip, nes aš galvoju, kad kiekvienam, man tiesiog, žinai, ką ir kalbam, kad
gali ateiti žmogus, kuris turi savo galbūt kažkokį jau produktą ir nori tiesiog išmokti ir gebėti pozicionuoti save socialiniai medijoje. Arba gali būti žmogus, kuris nori su tuo dirbti, nebūtinai turintis produktą, jis gali dirbti kažkam kitam, ar ne? Ir jeigu tada, reziumuojant šitą dalį, kaip tu manai, esminiai dalykai, kaip pasikeičia žmogus po šito kurso? Įgyjęs, gavęs šitą visą informaciją, gavęs hands-on praktikos, koks jis išeina? Manau, išeina labiau argumentuotas, mažiau besiblaškantis, net šiek tiek išsitiesęs. Yra tas. Aš tiesiog matau ilgą tą kelionę. Vis dėlto aš dirbu su studentais 160 arba 200 valandų. Su kolegomis kartu, bet aš juos pasitinku ir finale jau taip yra suneliota programa, kad pačioje pabaigoje dar aš ir atsisveikinu. Tai aš tikrai drąsiai galiu sakyti, kad jie išeina taip. Ir tas pasitikėjimas atsiranda iš ko? Kai aš žinau. Kai aš nežinau, tai mano balsas dreba. Aš galiu vadovui pardavinėti kažkokią nors idėją, bet mano balsas drebės, nes aš nežinau, ar jinai suveiks. Ir ar aš po šito kurso tikrai būsiu garantuotas? Ne, mes nei vienas negalim būti garantuotas. Ar po šito kurso turėsi failų savo marketingo kompanijose? Aišku, kad taip. Bus tų failų. Tikrai, ta prasme, marketingas apie tai ir yra, kodėl aš sakau, kad tarpas visą laiką turim pakvepuoti. Nes, yra tų failų. Ir čia tiesiog taip yra. Bet jie išeina tikrai su didesniu pasitikėjimu, išeina su didesne žinių bagažu apie įrankius, tulsus, kainodarą, galimybės. Ir jie būna priversti padaryti. Viena yra žinoti ir gauti toolkitą, sąrašą 40 įrankių, kita yra su tais įrankiais padirbėti ir padaryti. Tai jie išeina padarę, jie lygiai taip pačiai ateina gavę atsakymus, jeigu jie atsineša kampeinus, mes paanalizuojam, pažiūrim, paieškom klaidų ir vėl networkingas. Jiegi nedirba po vieną. Tai yra didelės grupės su įvairiausiomis patirtimis, įvairiausių žmonių ir kai kas sako, aš pirkau tą ir tą. Bandžiau. Žinok, tavo atveju, man atrodo, būtų geriau tas. O geriausi titrai dedasi ten ir ten. Su ta rinka mes darėm taip ir taip, mums pasiteisino. Tai, ta prasme, dar networkingo dalis, daugybė dėstytojų sutiks tuo, mes nuolatos turim jos pertraukinėti ir sakyti, hebra, sugrįžtam į temą. Nes, čia marketingistai, duokit mums pakalbėti, duokit mums parodyti, duokit mums pažiūrėti. Tai iš tikrųjų labai daug verčių. Tai kiekvienam reikia skirtingos tos vertės. Tai aišku, kad būna ir kažkokių nepatenkintų ir nelaimingų. Ar būna tokių studentų? Faktas, kad būna. Bet kodėl? Aš visą laiką ieškau atsakymą, kodėl. Dažniausiai dėl to, kad jie atėjo tik tai su vienu kažkokiu tai tikslu. Ir jeigu tas tikslas buvo sustiprinti savo kampeinų rodiklius, tai jie pasiėmė tai, bet jam buvo neįdomus networkingas, jam buvo neįdomu tulsai, jam nebuvo tai, jis pasiėmė tai vieną dalį, bet mes galim gauti 10 dalių. Ir jeigu aš atėjau tik tos vienos, tai aš vis dar keliu klausimą, o gal tiesiog jums reikia konsultacijos. Kažkokios trumpos, kurią ir mūsų lektoriai teikia, ir šiaip galim, daugybę. Tai jeigu jūs einate su kažkokiu vienu labai labai aiškiu, gal tada jums nereikia 160 valandų. Tai dažniausiai tie tokie, kur kažkas ne taip ar nepatiko, dažniausiai būna iš to. Kad labai nori tiesiog vieną dalį. Taip, tai man atrodo, tos lūkesčius susiderinti yra svarbu. Prieš ir kalbėtis, ir bent jau vedonė, tai tikrai teikiam ir konsultacijas ir kalbam, kad tikrai žmogus ateitų. Tai aš tai ir jaučiau, kad jie ateina dažniausiai didžioji dalis tikrai su milžinišku užsidegimu. Dar labai, manęs kolegos, draugai visą laiką klausia, kodėl tu dėstai tik vedonę? Tai pasakysiu labai atvirai, čia 99% žmonių, kurie ateina, jie labai nori dirbti. Ir tai yra mums kaip vadovam, kaip lektoriam yra nuostabiausias dalykas. Dirbti su auditorija, kurie tikrai nori pokyčio. Jie tikrai nori tos konversijos, jeigu mes kalbame apie sprintą. Jie labai labai nori ir jie bando, jie testuoja, jie ieško ir su šitą auditoriją labai gerai dirbti. O yra, kur tiesiog kažkur kažkas įstūmė, kažkas paskatino, gal seilas buvo mokymam, gal dar kažkas. Tai čia dėl to labai džiaugiuosi, kad tikrai tie lūkesčiai būna labai labai teisingi, suvienodinti ir geri. Na gerai, pakalbėjome apie tos, kurie nori pradėti gilintis į skaitmeninę rinkodarą, bet yra kursai ir tu pati dėstai ir tiems, kurie jau yra skaitmeninės rinkodaros specialistai ir jie ateina čia pasitobulinti, ar ne, įgyti kažkokių naujų kompetencijų. Tai kaip gal aplamai, kaip gimė šitas kursas, kodėl jisai yra reikalingas? Ir turbūt tos asmeninės patirties, not enough.
Visada jautiesi nepakankamas. Atrodo, kad kažką praleidau. Visada tas yra. Tai iš to ir gimsta, kad nepraleistume, kad žinotume. Mano visą laiką paskaitos prasideda nuo to, kad šią savaitę įvyko tas ir tas. Tai yra žinios, ne? Kažkokios. Tai pagrindė tai yra tai, o kita tai yra, mes norim geresnių skaičių. Mes norim CTR kosminio, mes norim ryčio kosminio, mes norim, man buvo beprotiškai gera stebėti Lietuvos dizainerė, neprisimenu vardo, nesvarbu, Lietuvos dizainerė pradėjo bendradarbiavimą su nuomonės formuotoja Rozalija. 27 milijonai Instagram'e followerių. Savo gimtadienio outfitą pasirinko Lietuvos dizainerės aprangą. Čia yra wow, ta prasme. Tai ar mes galim savo prekiniam ženklam, savo brandam kelti vis didesnius iššūkius, norėti didesnio matomumo tarptautiniam kontekste, ta prasme, pavyko prekyba Lietuvoje, what's next? Gal norim eiti į kitą rinką, gal norim plėstis, ta prasme, jau čia vėl organizacijų tikslai labai įvairūs ir brandų. Tai būtent tie, kurie turi tuos tikslus, jie dažniausiai su tuo ir ateina. Mes norim visada daugiau. Ar yra sotus marketingistas? Ne. O tai kokį galbūt 1-2 modulius paskaitas išskirtum būtent žmonėm, kurie jau yra specialistai rinkodaros? Tai skaitmeninė reklama visada yra tai, kur galima geriau, visada. Ir man atrodo tendencijos analizės, kur mes tikrai labai daug analizuojam tam tikrus keisus. Jeigu mes turim brandus tokius kaip Liquid Death, ta prasme, 8 milijonai žmonių seka vandenį skardinėje. Tai dėl tam tikrų priežasčių. Tai analizuojam, kodėl, apie ką, kodėl tai veikia, daug tokių metodų ir bandom ieškoti, kas tiktų jų prekiniam ženklam. Ieškom vis naujų kampų, naujų rakursų. Ir ypač su didesnėm organizacijom ir jų marketingo darbuotojais mes labai tai pastebim, kur ateinam, sakau, bandėm, nepasiteisino. Liuks, žiūrim kodėl, nes šiaip turėjau pasiteisinti. Ir tada, tai gal čia buvo klaida, gal tas. Tai gal toks 2 pagrindiniai moduliai, tai tikrai yra skaitmeninės reklamos, o antras yra būtent, kad mes ieškom naujų kelių, naujų metodų ir analizuojam tendencijas ir geriausias sėkmės keisus. O būna, tų nepatogių gal momentų, kai žmogus jau pabaigė kursą, nežinau, ir ten kažkokią pasirinko strategiją ir kažką daro, ir jam neveikia. Aišku, kad būna. Grįžta konsultuotis, pavyzdžiui, nežinau, žinai kažkokių istorijų? Ne, tiek labai ne, gal, ne, tokio, kad, žinai, tu sakei, kad bus gerai ir nebuvo, tai ne, tokių tai ne, bet abejoju, kad gal ir atsitiko kažkada, tik tai netėjo iki manęs, ta prasme, neparašė, nepasakė, bet apskritai, ar aš palaikau santykį, gal iš to, žinai, kad ir ar man rūpi, kaip jiems sekasi toliau, netgi skaičiu per daug. Tikrai, nuoširdžiai man rūpi, kaip jiems sekasi. Ir iš to ir gimė tas mano asmeninis pozicionavimas, kad aš esu prekės ženklų partnerė. Taip. Nes man rūpi, o partnerystė yra apie tai. Tai mes susirašom, mes sekam, aš sakau, jų profesinę kelionę, aš jeigu pamatau kažkokį gerą keisą, aš tiesiog į kam nusiunčiu, ar bandėt, arba jeigu aš buvau konferencijoje ir nepamačiau tam tikrų veidų, rašau, o ką jūs, kur jūs. Tai arba prieinu prie klientų stendų, ten, ar būtent ne tik klientų, bet ir studentų. Tai visaip kaip, ta prasme, tas užsimezgęs kontaktas ir tas networkingas jisai veikia ir mes visi eksperimentuojam, visi bandom. Ir jeigu aš net su klientais paleidžiu kažkokius kampeinus naujus, tai aš matau, kiek daugybė man būtent iš Edono studentų parašo, ten kažką pasako, mums pritrūko, gal norėjom taip. Jie šiaip pakritikuoja ir mane. Tai labai tuo džiaugiuosi ir tuo ir dalinamės. Tai šiaip girdžiu ir tikrai aš žinau, kad jeigu ateina žmonės į Edoną, tai jie gauna ir tą bendruomenę, kur kartu gali augti, dalintis. Tai jau viena yra, kai susitinka paskaitų metu, bet kita, ką girdžiu, tikrai yra ne viena jau grupė žmonių, kurie, žodžiu, turi meetupus, kas kažkiek laiko ir susitinka ir dalinasi, tai tu patvirtini šitą faktą. Visiškai. Aš neseniai peržiūrėjau vieną video blogą. Buvo vienas studentas, neprisimenu šio vardą, taip yra, bet
Jisai visą laiką per pertraukas labai daug bendraudavo su kitais, nuolatos dalindavas ir jisai lyg marketingė, bet toks kažkoks neužtikrintas. Ir jis taip lyg su abejonė ir jis viską labai greit padaro, jam labai gerai sekasi, bet jis nežino ar savo toj roliai. Ir jis kaip tik persikvalifikuoja, ieškojo naujos pozicijos ir dabar aš pastebėjau socialiniuose tinkluose tiesiog jo video blogus. Jisai pradėjo filmuoti, jis toks savo norą dalintis, savo komunikavimą konvertavo į viešą erdvę ir jisai pradėjo tiesiog filmuoti, dalintis apie savo vasarą, apie kitus dalykus tam tikrus. Ir aš matau, kaip jisai išlaisvėjo ir kur mes vis laiką sakydavom, tai tau reiktų. Ne. Ir tai mane labai džiugina ir aš kažkaip tikrai stengiuosi palaikyti tą kontaktą ir ypač jeigu ir šiaip kažkas dvejojat ar svarstot, aš labai daug sulaukiu ir LinkedIn žinučių. Mano šiaip atsakymo koeficientas LinkedIn yra geresnis. Tiesiog žinokit tai. Lyginant su Messengeriu, tai galite rašyti ir Messengerį, bet LinkedIn dažniausiai atsakau greičiau. Tai tikrai jie konsultuojasi, klausia, kad man arba būtent, kaip tu sakai, kažkas neveikia, arba ar tikrai čia, ar tikrai šitas kursas, o mes tą išgirsim, o tas bus, tai tikrai visą laiką galima klausti, rašyti ir tikrai atsakysiu, nes tie kursai jie labai keičiasi. Kartais programa pasikeičia greičiau, negu mes pakeičiam aprašymą. Aš nepaminėjau Andromedos, Metos pagrindinio algoritmo pokyčių. Ta prasme, kas ten vyksta, tai tiesiog nuolatos update'ina medžiagą, nes tokia yra rinka. Tai jeigu aš jau esu skaitmeninės rinkodaros specialistas, kada aš jau turėčiau pradėti galvoti, kad man laikas į kursus? Jeigu tu esi skaitmeninės rinkodaros specialistas, tai jau tikrai nervuojas dėl Andromedos. Tikrai, tu jau labai nervuojas. Ir dabar tu nesupranti, kodėl dabar reikia iš 6 turinio vienetų sukurti 10 turinio vienetų. Ir tu žinai, kad interfejsas nepasikeitė, bet Metos algoritmas pasikeitė kardinaliai. Ir tu jau nervuojas. Ir tu kažką pabandėjai, tau kažkas suveikia, bet tu turi dar klausimų, abejonių, tai tada jau tau yra metas. Supratau. Tai, žodžiu, nereikia laukti, matyti jau visi turbūt, kaip suprantu, šiandien dienai ieško tų būdų, kaip toliau, kaip augti. Negali neieškoti. Ta prasme, jeigu tu stovi vietoj, tai galimai tu nesi rinkos lyderis. O ar jauti, tai turbūt jauti, bet klausimas, tai tie jau specialistai, kurie ateina, kurie yra žingeidus ir jau mato, kad reikia su skillsu, dar įgyja žinių kartu su tavim ir visa bendruomenė, kokie jie išeina tada? Jauti, kad irgi, kai kalbėjai, apie ir pradedančiuosius, kad jie išeina jau išsitiesę, tokie žinantis, suprantantis, kaip manai, koks pokytis vyksta su jau šitoj srityje žaidžiančiais. Čia gal atvirkščiai, šiti, žinok, dažniau pasako mytuose ne. Jie pradeda išmokti pasverti, pamatuoti, ar tikrai mums reikia tos tendencijos. Dar būsiu nepatogi, bet prisimeni, kai daugybė brandų, prekinių ženklų į savo komunikaciją įtraukia mešką. Oi, taip, tikrai čia, net ir nebūnančiam socialiniuose tinkluose tu tą žinai. Tai man tai buvo šiek tiek tikrai liūdesėlis ir aš galvoju, kad aš tai didžiuojuosi, nes man atrodo, kad visi tie, kurie dirbo su manim, jie to nedarė. Jie neįtraukė tą komunikaciją, tos meškos, nes jie pirmiausia kėlė klausimą, ko nori mano auditorija, kas yra mano auditorijos vartotojų poreikiai. Jie labai galvoja apie savo personą, jie labai galvoja apie savo klientą ir šiaip, taip, jeigu pagalvom, tai kuriam klientui įdomu, kad pas tave apsipirko meška. Ne, man įdomu, kad Rozarija pas tave apsipirko, kur yra 26 milijonai sekėjų Instagram'e, tai šitas good to know. Bet meška, come on, kiek? Tai man atrodo, kad tie, kurie buvo jie nedarė tos marketingo kampeino. Tiesiog nedarė šitų metodų. Nes jie labai pradėjo galvoja apie tai, kas rūpi vartotojams. Tai, ką jie nori matyti. Ko iš tikrųjų, kodėl. Taigi nėra taip, kad atsikeli ryte, atsidarai Instagramą, šiandien pirksiu vonę. Einu į Instagramą. Dabar taip nevyksta. Bet iki to vonios pardavimo galima ateiti per socialinius tinklus. Įmanoma, tik tai reikia sudėlioti tą kelionę. Tai tie specialistai, jie tikrai gali pasakyti, jeigu kažkoks vadovas ar kažkas kitas, nesvarbu kas, tiesiog sako, o kodėl mes nedarėm meškos? Nes nedarysim. Nes tai ne apie mus, tai ne apie tai. Tai tikrai tie specialistai gali pasakyti dažniau ne, argumentuotai.
jie labai aiškiai žino savo kryptį, kur jie eina ir daug daugiau eksperimentuoja, daug daugiau bando. Nes social media, jeigu apskritai kas tai yra apie bandymus. Ar aš žinau, ar jūs žinot? Ne, mes tiesiog bandom įvairiausius turinio vienetus, metodus, bandom live pokalbius, bandom podcastus, bandom affiliate, bandom influencer. Daugybė metodų, reelsai ten ir visa kita, tiesiog įvairūs turinio tipai ir nuolatos bandymas. Tai yra mūsų kasdiena, tai yra mūsų darbas ir kai kurie turinio tipai galbūt tau yra netinkami ir jie tikrai tai jau identifikuoja, sugeba tai atsirinkti ir ieško visą laiką naujų. Tas užkurtas marketingisto protas, kur tu tiesiog jau skanuoji, matai ir ieškai tos erdvės, o kur dar galėčiau, kaip dar galėčiau sustiprinti savo prekinį ženklą ir padidinti matomumą. Žinai, Edonas, aišku, mes teikiam mokymo paslaugas, tai mes visi esam labai stipriai apie mokymąsi, apie augimą, apie tas, aš tai vadinu tai degančias akis, kad tu esi ten, kur jauti, kad reikia būti. Kas tau padeda? Tu atminėjai pačioj pradžiai truputėlį, bet kas tau padeda įsikvėpti tų naujų idėjų, to noro vėl bandyti, to noro, žinai, sekti tendencijas, noro dėstyti? Kas tave įkvėpia? Aš gal nelabai daug kam esu pasakojus, bet mano pozicionavime, sukurtas prekinis ženklas, tai yra Dizartum. Milda Dizartum. Tai Dizartum yra design and art. Tai va tie du dalykai, jie labiausiai mane ir įkvėpia. Aš tikrai ieškau įkvėpimo mene, estetikoje. Ir jeigu tas yra momentas, kai aš noriu pabėgti ir nuo visų atitrūkti, tai jūs rasit mane kažkokioje galerijoje. Supratau. Ta prasme, aš esu tas žmogus, kuris išvažiuoja į Šveicariją paslidinėti, bet pabaigia Art Basel. Ta prasme, aš turiu jas visas peržiūrėti, susiplanuoti taip savo skrydžius, atostogas ar ten kažkokius business meeting, kas bebūtų, konferencijas. Man visada, ta prasme, jeigu yra kažkokia tarptautinė konferencija, aš šalia dar nukrypuosiu į kokią galeriją ar kažkur, tai ieškau to įkvėpimo tame. O jeigu taip kasdieniniai, tai taip, tai yra toks, kiek man, aš labai įsikvėpiu ir iš kitų. Ir turbūt dėl to aš ir noriu dalintis, nes man tiesiog labai gera padėti. Ir tai yra mano didžiausias įkvėpimas, tiesiog man labai patinka dėstyti, man labai patinka dirbti su auditorija. Ar aš noriu scenos? Ne, bet aš labai noriu padėti. Ir tai yra apie tai. Ir man šiaip labai įdomu reklama, man labai įdomu skaitmeninė reklama, man labai įdomu marketingas, man labai įdomu, kaip veikia mūsų pasąmonė, kaip veikia mūsų smegenys. Ir aš tikrai, mano vyras tik juokiasi, kai mes kur nors važiuojam ir kaip aš stebiu žmonės, kaip aš stebiu jų veiksmus, kodėl jie ima gražiausią šokoladą. Nes ta pakuotė yra, ta prasme, pakuotė turi įtakos. Tai, aš tiesiog visą gyvenimą žinau, kad aš būsiu marketingė, kad būsiu reklamoje ir man kažkaip nekilo tų klausimų. O tie įsikvėpimai jie labai įvairūs. Nuo Mel Robbins iki art ir ten visų kitų dalykų. Tai ačiū, Milda, tau labai. Man atrodo, tas, kas nori surasti Mildą, galbūt nebūtinai socialiniuose tinkluose ir LinkedIn, galite lankytis įvairiose galerijose ir galbūt jums pasiseks. Paskui Čiurlionį. Paskui Čiurlionį, taip. Tai tikrai labai ačiū už tokį nuoširdų pokalbį. Aš tikrai labai tikiu, kad ir tas, kas klausė, pamatė Mildą iš arčiau ir pamatė, kad šitas žmogus tikrai dirba iš meilės, su dideliu noru. Tai labai džiaugiamės, kad esi Edon dalis ir iki kitų susitikimų mūsų podcastuose. Iki pasimatymų. Iki. Ata. Ta-da-da. Done. Done. Šampanas.